Štai šios plevėsuojančios vėliavos mums išduoda, jog patekome ten, kur reikia. Varkojo ir kompanijos įmonė, įsikūrusi Kretingos rajone, Kurmaičių kaime, gamina tai, kuo Lietuva gyveno ištisus amžius – medienos produkcija. Vienas paklausiausių prekių – langai. Čia jie ir skandinaviški, ir pritaikyti europiniams namams. Tai va, mediniai europinio standarto langai. Juos mes gaminam iš klijuotos medienos. Darom juos su stiklo paketu. Dedam roto vokiškus apkaustus. Yra gaminami su 2 sandarinimo tarpiniam. Gali būti kaustyti aliuminiu iš lauko pusės. Norint apsaugoti medieną nuo drėgmės, ant staktos ir varčios dedamas aliuminis. Jei paklaustumėte, kodėl būtent jis, atsakymas paprastas, ogi ši medžiaga amžina. Todėl tokie langai, pasak ponios Jūratės, yra paklausiausi. Vasarą labai aktualu vėdinimas, tačiau įdomu, ar saugu palikti pusiau atvertą langą. Šie langai iš tikrųjų, kai jos pagamini, yra labai sandarūs. Ir dėl to jau įprastai yra dedama mikroventiliacija. Šitą detalę tai parodo. Rankena atidarius 45 laipsnių kampu, viršui būna mažas tarpelis, pro kurį ir vyksta vėdinimas. Stiklo sumažėjimo sąskaitą galima įdėti štai tokią orlaidę. Na, o karštą vasaros dieną visiškai atsidarius langą nereikės jaudintis dėl į vidų priskrendančių vabzdžių. Tam pagelbės štai tokie tinkleliai. Pasirinktą langą galima nudažyti įvairiausiomis spalvomis. Varkojus ir ko siūlo net 2000 atspalvių. Šviesias spalvas patariam mes gamintojai, todėl kad tamsios spalvos, po tamsiom spalvom vyksta didesnis medienos įkaitimas ir ilgamžiškumas dažų mažėja. Langas gali būti nudažytas ir ne viena spalva. Kaip patarė pašnekovė, išorinę jo pusę galima derinti prie namo spalvos arba stogo, o vidinėje prie interjero. O štai čia yra skandinaviško standarto langai. Jie labiau yra populiarūs, aišku, Skandinavijoje, tai yra Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, kur mes jų daugiausiai ir gaminam. Bet Lietuvoje, kada žmogus stato rąstinį namą, jie taip pat kartais nori to įdomaus autentiškumo, kad įsidėti būtent tokiais įdomesniais apkaustais, kada yra kabliukai uždarimo, vokiški vyriai. Tokiems langams dedamos sandarinimo tarpinės mediniai apvadai. Rąstinis namas ėsta, todėl paliekami dideli tarpai. Atsiranda problema, kuo uždengti atsivėrusias skyles. Su medinė dėže prapuola problema, kaip apdirbti angą. Todėl langą labai paprasta sandariai statyti. Lietuvoje dabar labai populiarūs yra dideli langai. Didelį langą labai sunku suvaldyti ir pradėjom siūlyti didelės terasinės duris, kada yra ilgis gali būti virš 3 metrų durų. Ir, sakysim, jis lengvai su rankena valdosi, kada net priėjusi moteris gali lengvai uždaryti duris. Šie langai neužima daug vietos, pasižymi dideliu sandarumu bei lengvų valdymu. Tiek apie langus. Kompanijoje platus lauko ir vidaus durų pasirinkimas. Jos kaip ir langai, gaminami iš ilgamžiškumu pasižyminčios pušies, uosio arba juodalksnio, su dailiais ir elegantiškais akcentais arba be jokių įmantrybių. Tos lauko durys yra ypatingos tuo, kad jos yra labai sandarios, taip pat didelė garso izoliacija, jos yra labai šiltos ir kas svarbiausia, nebijo jokių deformacijų ir nebijo lietaus, drėgmės ir aplamai gali virš durų nebūti jokio stogelio. Varkojus ir ko siūlo pušines dailylentes ir grindlentes. Įmonė propaguoja kokybę bei ekologiją, o bene didžiausias to pavyzdys tokia lova. Ji 100% ekologiška, nes nenaudojami dažai ir nėra nei vienos metalinės detalės. Viskas iš medžio. Jūratė Varkojienė mus nustebino ir labai vasaros sezonui tinkančių gaminių. Sėdimės prie sodo tipo namelio, kurie gali būti 28 ir 45 mm storio. Jie yra gal ne tiek daug populiarūs Lietuvoje, bet norim tiesiog juos pareklamuoti žymiai daugiau, nes labai smagu juose pabūti tokioje gražioje aplinkoje, kada prie ežero ar šiaip tiesiog sodyboje pastatytas šis namelis duoda jaukumo aplinkai ir prie jo gali tiesiog ir šašlikus iškepti, pasėdėti su draugais, pavakaroti. Tokie namukai savo vietą atras jūsų sodyboje arba tiesiog kieme, juk vasarą namie būti visai nesinori. O juolab, kad jo kaina tik nuo 3000 litų. Varkojus ir kompanija dirba tam, kad medžio skleidžiama šiluma dvelktų ir jūsų namuose, o medinė Lietuva susigrąžintų savo gilias ir gražias tradicijas.